Alkoi prekybos rūmų apdovanojimai 2025. Apdovanojimas už verslo karjerą. Įmonės pavadinimas yra Losni ir mes gaminame produktus bei dozatorius pramoniniai higienai. Mes pradėjome 1995 metais, prieš 30 metų ir tai iš tikrųjų buvo, sakykime, atsitiktinis dalykas. Ir leisk man paaiškinti. Aš buvau pramoninės higienos sektoriuje, dalyvavau parodoje ir pamačiau verslo galimybę, kuri, manau, tuo metu buvo įdomi. Įmonės ateičiai. Nedaug galvodamas, nusprendžiau tai padaryti ir įkūriau, arba sukūriau įmonę, kurią esame šiandien. Skirtumas tarp to, kas buvo prieš 30 metų ir dabar yra milžiniškas. Anksčiau buvo daug lengviau, šiandien yra daug sudėtingiau, bet iš tikrųjų manau, kad dabar turime vaisius čia. Iššūkių buvo daug. Vienas iš svarbiausių buvo, kai Azijos rinka įžengė. Su pigiais produktais ir šiek tiek suardė rinką. Tada turėjome priimti svarbų sprendimą. Aptariau tai su savo sūnumi ir automatiškai nusprendėme eiti visiškai priešingų kelių nei jie. Tai yra pasirinkti kokybę, pasirinkti produktus iš perdirbto plastiko, pasirinkti produktus, kurių jie negamina kaip artumo tema, nes iš tikrųjų mes visi norime nieko neliesti rankomis. Tai yra, higiena reikalauja. Nieko neliesti rankomis ir mes pasirinkome šį kelią. Įmonės kartų kaita buvo labai lengva, nes mano sūnus dirba, jis prisijungė prie mūsų. Baigė studijas, karjerą ir panašiai, jis su mumis yra beveik 20 metų, tai yra pamažu. Pamažu jis įsitraukė ir šiandien jau neša visą įmonės naštą. Nuo pat pradžių Dei turėjo aiškę tarptautinę viziją. Iš tiesų, mes buvome viena iš pirmųjų Ispanijos įmonių pramoninės higienos sektoriuje, dalyvavusių Interclan Amsterdamo parodoje, kuri yra viena svarbiausių pasaulyje. Visada, žinoma, bendradarbiaujant su verslo asociacijomis eksportui, tokiomis kaip Asfel, Valencijos verslo konvertavimo institutu, kaip IBACE ir, žinoma, prekybos rūmais. Šiandien dėka viso to esame atstovaujami visuose 5 žemynuose. Ir daugiau nei 50% mūsų apyvartos skiriama eksportui. Iš tikrųjų, COVID nebuvo mūsų pirmoji pandemija. Jau 2009 metais su paukščių gripu buvo didelis paklausos padidėjimas. O su COVID, tiesą sakant, dėka mūsų įmonės reakcijos gebėjimo, galėjome prisitaikyti prie tuo metu buvusios paklausos. Rezultatas buvo labai džiuginantis, nes galėjome tiekti higienos sprendimus pasauliniu mastu tuo metu, kai buvo labai svarbus muilo dozatorių higienai trūkumas. Visi mūsų gaminiai yra pagaminti čia, regione. Ir viską darome čia. Tai leido mums greitai prisitaikyti prie didelės paklausos, ypač muilo dozatorių ir popieriaus dozatorių, rankų valymui. Labai svarbu toliau kurti sinergiją su pagrindiniais klientais, kad būtume arčiau jų ir tuo pačiu sumažintume logistikos išlaidas, įsteigdami filialus užsienyje. Tokiu būdu išlikti konkurencingais. Gauti šį pripažinimą. Iš Alkojaus prekybos rūmų, žinoma, yra garbė. Tai yra mūsų pasididžiavimas. Be jų, kurie mus nuolat palaiko praktiškai. Manau, kad mes ir nedaug žmonių galime judėti į priekį. Tai nuostabu, tai fantastiška. Taip pat noriu pasinaudoti progą, nes noriu pripažinti ir mūsų žmogiškąją komandą, nes be jų akivaizdu. Nieko negalėtume pasiekti. Ir taip pat išlaikyti palikimą, kurį turime padaryti jį tvirtą.
tvarų